Šiandien paplėtosim keletą visai įdomių temų ir pagrindinės šių bus, kokie yra artimiausi Rusijos planai ir koks yra visos Europos atsakas į tuos Rusijos planus. Ir pradėsime nuo to, kad pastarosiomis dienomis iš Kremliaus išlindo toks pasisakymas, kad Putino atstovas spaudai Peskovas leptelėjo, kad štai karą Ukrainoje jau galima vadinti pilnu karu, o ne specialia karinė operacija. Ir tikslas tai pasakyti buvo dėl kelių priežasčių ir tas pasakymas buvo kelioms skirtingom auditorijom iš tikrųjų. Tai pagrindinė auditorija, aišku, visada būna vietinė. Ir toks pasakymas tai yra toksai netikras pavojaus sukelimas, egzistencinės Rusijos krizės didinimas, bandant įtikinti piliečius, kad štai prieš mus jau kariauja ne tik Ukraina, bet ir visa Europa, nes visa Europa remia Ukrainą ginklais ir todėl mums reikia mobilizuotis ar kažkaip stipriai griebtis arba Rusijai bus šakės. Tai va čia buvo žinutė vidinė auditorijai, o užslėpta žinutė yra toks, galim sakyti, Kremlius savo pačiam pasisako, kad va čia yra toks mūsų slaptas planėlis, kad jeigu mes įtikinsim liaudį, kad visa Europa kariauja prieš mus ir jeigu netyčia mes tą karą pralaimėsim, tai mums bus lengviau pasiaiškinti, kad mes pralaimėjom visai Europai, o ne tik tai Ukrainai, kur čia tik tai vykdom specialią operaciją, nes šiaip Ukrainai pagal Rusijos propagandą viskas senai sunaikinta yra, visa jų karinė technika sunaikinta ir kaip ir jie jau laimėjo tą karą, bet tie europiečiai vis dar duoda tų naujų ginklų, tai tik dėl to ta Ukraina ir tesilaiko. Tai dėl to, kaip ir visa Europa, kaip ir gaunas, kad jau įsitraukia į tą karą prieš Rusiją. Ir sekantis momentas tai yra žinutė Europai pagąsdinti. Bet čia tas toks kelintus metus besitęsiantis Rusijos naratyvas, kad pagąsdinsim Europą, kad jeigu mes pasakysim, kad čia jau laikome tai tikru karu prieš visą Europą, galbūt jie pabijos, kad mes čia gal galim pulti, tuo pačiu metu sklando ore tokie mano įsitikinimu, tai vis tiek yra iš Rusijos praslydusi žinia tiek Europos, tiek Amerikos žvalgybai ir bendrai žiniasklaidai, kad galbūt Rusija puls Lenkiją. Ir ta prasme, taip pagąsdinant Europą, tikimasi, kad europiečiai daugiau finansavimo skirs savo patiems, negu Ukrainai gintis. Ir čia taip Rusija, kadangi patys dar ir mobilizuosis, kas tikėtina vyks rudenio pradžioj, tai tarkim, įsivaizduojam scenarijų, kur Rusija tikisi mobilizuotis, tai reiškia, atseit jų karinė galia padidėja ir tuo pat metu europiečiai daugiau finansavimo skiria savo gynybai negu Ukrainai, tai Rusija turi kažkokį šansą kažką dar išpešti, apčiuopiamą kažkokią pergalę Ukrainai ir realiai ta apčiuopiama pergalė, kur Rusija minimaliai galėtų stabdyti karą, kad pasiteisinti kažkaip piliečiams, kad jie turi tą pergalę, tai yra tas Donbaso paėmimas viso ir Donecko, ir Luhansko, ir tokia gamybinė istorinė zona Ukrainai skaitos. Ar visas tas planas dega Rusijai? Sakyčiau, kad visiškai ne, nes dar prieš kažkurį laiką asmeniškai galvau, kad rusam apsimoka, taip, iš dalies apsimoka pagąsdinti Europą, kad jie susiburtų apie save ir iš Lenkijos užsienio reikalų ministro ėjo tie patys pasakymai, kad mes daugiau esam dabar susikoncentravę ties rytų flangų ir savo gynybą negu ties Ukraina. Bet kalbant apie Lenkijos paramą Ukrainai, tai esmė tokia, kad Lenkai karo pradžioj
labai daug skyrė Ukrainoje visos savo senos sovietinės technikos. Jie praktiškai atidavė viską, ką turėjo savo inventoriaus, ypatingai rusiško inventoriaus. Ir šiuo metu jie atsinaujina tą inventorių. Tai vat, viską, ką seną atidavė, jie nori pasikeisti naujais ginklais. Ir tų naujų ginklų jie dabar nėra suinteresuoti tiekti Ukrainai, nes jiem patiems reikia savo inventorių atsistatyti. Tai va toksai gaunasi, akimirką galvojau, kad gal va čia Rusija žaidžia tą žaidimą, kur jiem tiesiog apsimoka pasižiūrėti, kur gali rutuliotis tas Ukrainos ir Lenkijos konfliktas ir tiesiog jiems nieko nereikia daryti, nes per va tokias peštynės, kaip seniau, tarkim, buvo ne taip jau senai su Vengrija, ta prasme, vidiniai Europos nesutarimai lėmė tai, kad kažkuri tai šalis, tarkim, neremia Ukrainos. Ir tai automatiškai mažina kažkokį finansavimą, kuris galėtų būti tiekiamas, ar tai ginklai tiesiogiai, ar dar kažkoks, ar finansinis pastumėjimas Ukrainai. Bet pilnumoj po šito NATO susitikimo Ankaroje tarp Lenkijos ir Ukrainos prezidentai vyko pokalbis, buvo dalykiškas, netgi Lenkijos prezidentas labai atvirai pasakė, kad nėra tikslo išspręsti kažkokius istorinius nesutarimus, nes tai tam reikia tikrai laiko, bet sutarimas išlieka, kad priešas ir agresorius regione yra Rusija, nuo jo reikia gintis ir reikia palaikyti tame partnerystę, ta prasme, kad ir kokie nesutarimai tarp Lenkijos ir Ukrainos būtų ir kad kaip ir asmeniškai daugiau atrodo, kad gal tame daugiau ta situacija naudojasi Lenkų politikai savo reitingams pasikelti, bet pilnumoje ta partnerystė išlieka ir kažkokios baisios didelės bėdos tame nėra ir netgi skaitant Lenkai truputį prasitarė, kad galbūt netgi mėnesio eigoje jau prasidės pirmas Patriot raketų, pirmų raketų gamyba ir galim bus kažką tiekti Ukrainai, nes Lenkai dėl Patriot gamybos, tiesą sakant, su amerikiečiais derasi jau, jeigu neklystu, nuo 19 metų, tik tai viskas labai smarkiai paspartėjo 23-24 metais ir va jau šitais metais jie jau turi pilnas gamybinės linijas, jau tiesą sakant. Tai tarsi nereikia galvoti, kad va, Lenkam ta žalia šviesa buvo uždegta va taip netikėtai čia prieš kelius mėnesius, nes iš tikrųjų buvo žinios, kad vokiečiam buvo leista gaminti PAK-2 tipo raketas, tai to tipo Patriot raketos, kurios daugiau skirtos sparnuotasioms raketoms, lėktuvams numušinėti, o Lenkai gavo leidimą gaminti PAK-3 raketas, kurios grinai skirtos balistinėms raketoms. Tai va, čia toks yra svarbesnis momentas, pavyzdžiui, tai pačiai Ukrainai. Tai va taip labai trumpai apie Ukrainos ir Lenkijos tos santykius, manyčiau, kad kažkokio baisiai didelio čia tokio minso nėra ir pats Budanovas šneka, kad 11 dieną šio mėnesio kaip ir piką pasieks visą tai, nes bus minimos metinės Ukrainoje, kas susiję su Voluinė, bet aš manau, kad su laiku tai nuslops. Ir ką dar gali Rusija išpešti iš panašių situacijų, tai tiesiog laukti kažkokių politinių gerų vėjų Europoje, kas yra toksai vabank žaidimas, nes tikėtis, kad kažkurioje šalyje bus ar tai populistinė, ar kokia prorusiška partija išrinkta, kas irgi manyčiau, kad ta didžioji banga jau praėjo Europoje, šitų visų rinkimų tokių pavojingų ir tų populistinių partijų bangos, ir ta situacija šiek tiek stabilizuosi, bet esmė tame, kad jeigu nebūtinai turi būti išrinkta prorusiška partija, kuri bus visiškai nusistačiusi prie Ukrainą, tai gali būti populistinė partija, kaip pavyzdžiui išsirinko Čekija su Babišu ir tiesiog tai tada gaunasi partija ir vadovybė suinteresuota
savo pačių gynybai ir ten visokiem kitokiem interesam ir jie tiesiog neskiria pinigų Ukrainai. Nes, pavyzdžiui, lygiai taip pat kaip tie patys čekai yra artilerijos sviedinių iniciatyvos iniciatoriai ir Ukrainai čia kaip prieš kelis metus pradėjo rinkti, ten 500 000 sviedinių norėjo surinkti ir surinko, iš tikrųjų iki dabar dar tiekia. Bet esmė, kad kai išrinko Babišą, patys čekai pasitraukė iš tos iniciatyvos ir daug šalių dėl to pyko, nes kaip tu gali būti organizatorius, kai tu pats neskiri pinigų tai visai iniciatyvai. Tai vietoj to gavosi taip, kad aišku, buvo pasklydus žinia, kad va štai čekų artilerijos sviedinių rinkimas slopsta, bet vietoj to daug žmonių neįvertina ir šiaip žurnalistų ar žinių tiesiog nepasidomi paprastais dalykais, kad vietoj to kitos šalis, kurios išstojo iš čekų iniciatyvos, tai pradėjo arba asmeniškai remti Ukrainą, arba tos pinigus, kuriuos skiria Čekijos iniciatyvai, tuos pinigus tiesiogiai ėmė skirti Ukrainai ir Ukraina per tuos pinigus pati gaminasi savo artileriją. Tai, ta prasme, ir pilnumoje šiai dienai tas artilerijos gamyba Ukrainai auga Europoje ir pačioj Ukrainai. Ir aišku, čia kas nors galėtų pasakyti, kad kokia čia dar artilerija, mes dronų karą kariaujam, bet, bet Ukraina artileriją dar naudoja, tai jeigu jie ją naudoja, tai tikriausiai žino, ką daro ir tikriausiai tai yra reikalinga. Tai, o mes sofos ekspertai galim tik pasikliauti jais, nes taip kaip tą karą kariauja jie, aš manyčiau, kad jie geriausiai išmano šiai dienai ir nei NATO, nei kažkokia kita šalis ir ypatingai ne mes sofos ekspertai. Tai va tiek. O patys svarbiausi dalykai, kurie įvyko iš Europos pusės kaip atsakas į visus tuos Rusijos kažkokius grasinimus užpulti kažkokią šalį, nes, šiaip dar įsterpsiu, o kada Rusija negrasino ko nors užpulti, kiek mes kartų girdėjom, kad Suomija puls, kiek mes kartų girdėjom, kad Estijos gali Narvos miestelį pulti, Latvija pastoviai puola, pasaka sena kaip pasaulis apie Suvalkų koridorių ir, dabar Lenkai. Ta prasme, apie Lenkiją šiaip viskas biški bliūkšta, visas tas puolimo scenarijus man ties ta vieta, kur Baltarusijos Lukašenka atsiprašinėja Ukrainos, kad tik nekariauti, bet jie kažkodėl leis per savo teritoriją Rusijai kariauti su Lenkija, su viena labiausiai besiginkluojančių šalių Europai ir tuo labiau, kad šiuo metu amerikiečiai yra uždegę šviesą žalę jau savo karių dislokavimui Lenkijai, ta prasme pastoviam karių dislokavimui, kur Lenkijai ir taip dabar virš 10 000 amerikiečių yra. Ta prasme, tas toksai grasinimai tokie gan juokingai skamba iš žiniasklaidos pusės. Ką gali Rusija, aišku, daryti, tai hibridinės atakos, tai dronų įskridimai, ar gali bandyti sabotažinti kažkokios gamyklos ir apie tai įspėja žvalgyba, bet iš kitos pusės, vėlgi, per visą karo laikotarpį, ar mes to negirdėjom, ar mes to nematėm ir ar tai ir kažkokia naujiena, kur baisiai reikėtų bijoti, kad čia dabar jau Rusai jau kaip pradės čia erzinti, nes esminis dalykas vėlgi čia yra iš Rusijos pusės toksai, kad jie gali norėti kažkiek karts nuo karto pabaksnuoti kažkurią Europos šalį, pagazdinti visą Europą, nuteikindami kažkokią tai žinią, kad ar mes tai pulsim, pilną invaziją darysim, o gal tik hibridinės atakas. Ir esmė vis tiek lieka ta pati, kad tikslas yra, kad Europa būtų budri, daugiau investuotų į savo tą gynybą, negu skirtų Ukrainai. Bet šitoj vietoj irgi tas visas scenarijus bliūkšta, bent jau iš mano pusės taip mąstant, nes kas įvyko Turkijai Ankaroje per NATO susitikimą, tai iš tikrųjų vienas šauniausių tokių, kur per karo laikotarpį, kur daugiausia davė tokio optimizmo. Tai aišku, dabar visi labai yra apsidžiaugę, kad Ukraina gavo Patriot raketų gamybos
atsiprašau, amerikiečiai pažadėjo, tiksliau pasakysiu, suteikti Ukrainai Patriot raketų gamybos licenciją. Tai va šitoj vietoj čia viskas žiauriai gerai yra, nes oro gynyba yra Achilo kulnas Ukrainos. Ukrainiečiai šiai dienai tikrai, manau, ne vienas nesudvėjos, kad lupa rusus. Taip nuoširdžiai lupa. Tai prasme, mes ir pietinę logistiką turim trikdomą, ir Krymo izoliuojamą, ir visa Rusija atakuojama, skaitant apie 50% naftos perdirbimo bazę sudaužyta, išvesta iš rikiuotės. Naujausia žinia, kur labai stipriai džiugina, tai yra Azovo jūroje ir aplink Krymą daužomi tanklaiviai Rusijos, ir tai jau yra, dabar kai filmuoju šitą video, tai yra jau 3 naktis šilės, yra praktiškai po 10 tankerių kiekvieną dieną, tai sužlugdyti Rusijos ne tik naftos perdirbimo visą galimybę, bet ir naftos eksportavimo. Ir tai aišku, kas nors pasakys, kad tų tankerių Rusija turi daug, bet reikia įsvertinti tą momentą, kad tai koks skirtumas, kad jų daug yra, bet tai tas toks baimės momentas atsiranda. Ta prasme, kitos kompanijos gali tiesiog nebenorėti rizikuoti savo tankeriais, jeigu tai yra brangus dalykas, ir tai senas, ar koks ar supuojęs, bet jis vis dar veikiantis laivas, ir rizikuoti plaukti Rusiją vien tam, kad, žinot, praktiškai garantuotai Ukraina jį sunaikins, tai yra tiesiog, labai kvaila netgi sakyčiau, todėl tikėtina, kad daug šitų šešėlinių laivų Rusijos tiesiog atkris, tiesiog nebesutiks su jais bendradarbiauti, ir Rusija turės tame problemą. Taigi Ukraina šiai dienai gan smarkiai daužo Rusiją, ir reikia įsivertinti, kad Ukraina daužo Rusiją su tais senaisiais pinigais, nes europinės paskolos 90 milijardų pinigų, jie dar tik apie 3 milijardus su trupučiu gavo, ir dar ta gamyba dar tik užsikurs visa Ukrainos, tiek dronų gamyba, tiek vystoma balistinių savų raketų gamyba. Bet biškai, grįžtant prie oro gynybos, tas visas džiaugsmas apie patriotus yra tame, kad taip, čia viskas žiauriai smagu, nes Ukraina tikrai sunkiausia vieta yra numušinėti balistinės raketas. Su dronais jie susitvarko fantastiškai. Čia, Ukraina yra pasaulyje pirmaujant šalis visiškai su dronų susitvarkymu atakuojančiu. Bet balistinės raketos yra problema, ir tas Patriot pažadas iš Amerikos, tai reiškia, kad vėlgi pasakojau apie Lenkiją, jie 19 metais pradėjo tartis. Ir aišku, po to paspartino, ir apie Ukrainą kalbant tikriausiai karo atveju irgi, jeigu tas pažadas realizuosis jau kažkokį pirmus tos etapus, kur iš tikro pradės kažką tartis ir organizuoti, tai karo atveju ir atsižvelgiant į Ukrainos industrinę visą galimybę, manau, kad tai bus greičiau negu Lenkijai, bet geriausiu atveju tai vis tiek mes pamatysim tikriausiai 27 gale, todėl šiai dienai tas neveikia dar. Aišku, yra džiaugsmas, kad tai bus duota, bet reikia prisiminti visus Europos ar dar kažkokius pažadus, ar tai būtų kažkokie naikintuvai ar kas, tai kas pažadama ir susitariame, dažniausiai Ukraina pradeda gauti tai po pusantrų, po 2 metų, tai va čia toks momentas yra. O kur daugiau reikėtų džiaugtis, tai va, kad ukrainiečiai patys jau išbandė savo asmeniškai kurtą antibalistinę raketą, ir jin atliko tam tikrus svarbius manevrus ore, kurie reikalingi, ir pasiteisino, ir ta prasme Ukraina kaip ir jau turi savo gatavą raketą oro gynybai, savo kurtą. Bet viskam tam reikia pilnos sistemos. Tai vat, kalbant apie radarus, yra bendradarbiaujama su vokiečiais, ir čia jau nebėra pažadai, čia jau yra
viskas bendradarbiavimo procese, ta prasme, kūrime ir Iris T sistemų radarai bus įkomponuojami į tos raketos veikimą, o visa stebėsena ir perspėjimo sistemos eis bendrai iš visos Europos. Tai va šitas momentas dėl oro gynybos, manau, yra svarbesnis ir jis tikriausiai bus išvystytas greičiau, negu ukrainiečiai pradės gaminti savo pirmas asmeninės Patriot raketas. Nebent kažkiek pradės gauti iš Lenkų greičiau. Ir iš tų pačių vokiečių. O visas svarbiausias kitas dar susitarimas, kas apie NATO visą šitas susitikimą šių metų yra, tai aišku, kad visa Europa vieningai labai palaikė Ukrainą ir kaip ir toks nerašyta taisyklė buvo pasakyta, kad daužykit Rusiją, ta prasme, iš visų buvo toks ženklas duotas, kad Rusiją reikia smarkiai padaužyti ir ukrainiečiai turi visiškai atrištas rankas ir tai reiškia, kad aišku, ukrainiečiai savo ginklais gali daužyti Rusiją, bet jie turi atrištas rankas dabar ir europiniais ginklais daužyti Rusiją ir atakuoti ir tame nebebus problemos, nes visi vieningai sutarė, kad arba mes juos gerai sulupam, arba jie atsisėda prie derybų stalo. Nes tikslas yra toks. Iš Rusijos pusės, aišku, kol kas matos, kad ir siunčiama žinutės, kad jie nesiruošia sėdėti prie derybų stalo, nes aš asmeniškai iš tikrųjų tikiu, kad jie vis dėlto tą mobilizaciją savo įgyvendins. Ir tada jau, kai gausi kaulus, tada jau jiem nebebus kur dėtis, nes po šitos mobilizacijos netikiu, kad jie dar pajėgs dar toliau kažkokį nutebūnė sulaukti dar kitos mobilizacijos, nes tiesiog tai per daug pragaištinga bus ir karinė prasme, ir ekonominė prasme Rusijai. Tai vat visas tas sutarimas ir šiaip apskritai reikia suprasti, kad Ukraina su europiečiais šiuo metu kūrė daug ginklų, visokių projektų ir vyksta labai stambus bendradarbiavimas, ta prasme, tiek europiečiai padeda Ukrainai savo ginklus kurti, tiek yra bendrų projektų, todėl tų visokių įvairių sistemų ukrainiečiai su laiku turės ir, ką noriu vėl pasakyti, kad jie dar tik pradėjo gauti tuos paskolos pinigus ir dabar, ką noriu paminėti, svarbiausias tas momentas yra Ankaros, kad patys europiečiai susitarė išlaikyti 2 metus labai stambų finansavimą Ukrainai ir tai gausis po 70 milijardų eurų į metus, iš kurių 40 milijardų eis iš Ukrainą remiančių šalių ir 30 milijardų iš tos paskolos. Tai čia gaunas iš tikrųjų, realiai tai gaunas tas pats vidurkis, kuris buvo visais karo metais, nes plius minus tai, ką gaudavo Ukraina iš užsienio šalių palaikymo, tai ir būdavo tas vidurkis 40 milijardų. Tai vat jį sutariama išlaikyti, tik tai šiuo metu jau be Amerikos, tai reiškia, kad europiečiai daug labiau pasistebė šitoj vietoj ir plius tada prisideda tas 30 milijardų, gaunasi jau 70 milijardų į metus ir dar noriu įvertinti, kad iš tikrųjų tik šiandien kažkaip susimaščiau, kad palaukit, čia dar ne visi pinigai yra, kas susijęs su Ukrainos kariuomenės finansavimu ir palaikymu visokio. Nes ukrainiečiai patys iš savo mokesčių dar susirenka milžinišką sumą ir tai yra apie 60 milijardų į metus. Tai pilnas toks metinis Ukrainos biudžetas, skaitant su savo pinigais ir su visa rėmėjų palaikymo, tai yra apie 130 milijardų Ukraina į metus turės kariuomeniai ir Rusijos puolimui ir taip 2 metus iš eilės, tai čia jau 260 milijardų. Plius iš tos patirties, kad tą karą stebiu nuo pat pradžios, labai akilai tikrai žinau, kad metų eigoje praktiškai visos šalis dar paskelbė papildomas paramas, tai jin dar gali paaugti, tai va čia yra toks irgi geras momentas. Ir baiginėjant tėvą, aš norėjau pasakyti, kad Rusijai nesigauna, ta prasme, atgrasyti Europos, nes
viskas, ką aš jums papasakojau, tai tiesiog esmė tokia, kad tiek Europa, tiek visos Ukrainą remiančios šalis turi tiek pinigų, Rusija yra nikštukas palyginus su šitos visos galybės biudžeto. Ir galim, ar tai būtų Europos biudžetas, ar visos NATO biudžetas, ar dar, skaitykim, Kanada, Japonija, nes, dar yra daug šalių remiančių Ukrainą. Rusijos biudžetas yra nikštukinis palyginus. Tai va visą šitą galybę, va šitoj pusėje žemėlapio, turi tiek pinigų, kad jie gali ir patys ginkluotis, ir rytinį flangą ginkluoti ir stiprinti, ir Ukrainą apginkluoti. Ir vienas iš svarbesnių Ankaros susitarimų ir buvo, kad ypatingai daug dėmesio bus skirta rytiniam flangui, daug dėmesio bus skirta gynybai nuo dronų. Ir čia labai svarbu yra Lietuvai, nes mes ir esam tas rytinis flangas, kuris bus stiprinama ta gynyba. Ir aišku, reikia pasidžiaugti, kad iš tikrųjų Lietuva pagal kariuomenės finansavimą, pagal BVP procento dalį pirmauja visoje NATO. Iš tikrųjų, mes daugiausia lėšų skiriam kariuomenės plėtimui, taip sakant. Tai visas tas džiaugsmas yra, kad Rusija, kad ir kaip jie stengtis, ar tai pagazdinti, ar kažkokiom hybridiniam atakom, ar nutekinti informaciją apie Lietuvai ruošiamą karą prieš kažkurią šalį. Ta prasme, jau ir pavėluotas traukinys ir Europa, ir Ukraina jau rankų nebelaiko. Ta prasme, patys europiečiai aiškiai neįsivels tą karą, bet visus leidimus Ukrainai davė yra ir tik lūpkit juos ir užbaikit šitą reikalą. Ir tada galiausiai, kokį gali turėti planą Rusija. Rusija tebūnie pralaimės. Mes visi tuom tikime anksčiau ar vėliau, tai nutiks. Ir ką jie galės pasakyti? Suprantat, Rusija pralaimės Ukrainai. Rusija nepralaimės namie. Kad ir kaip ten galėtumėm prisisvajoti, bet čia būtų svajūka dramblionė, jeigu mes galvotumėm, kad kažkas su tankais nuvažiuos iki Maskvos ir ten juos sulups ir taip toliau. Ne, į Rusiją nieks neįsiverš. Tai tas ir bus, kad Rusija turės tą pasteisinimą, nes, Rusijos propaganda vis tiek Rusijos propaganda. Jie viską atvirkščiai svils galiausiai. Ir jeigu režimas dar nebus griuvęs tuo momentu ir jis dar bandys išsilaikyti, tai visada galės pasakyti, kad ne tai, kad jie pralaimėjo, bet jie kaip ir laimėjo, nes štai apsigynė, gal jie buvo priversti sustabdyti karą, bet jie apsigynė prieš visą Europos galybę. Prieš visą vieną Rusiją apsigynė prieš visą Europą ir tame jie laimėjo. Suprantat mintį, kad, ir skeriai su savo propaganda vis tiek visada išsivartis, kad jie kažkaip čia vis tiek nugalėjo. Tai tiek visų žinių apie Rusijos grasinimus Europai ir Europos atsaką ir nemanau, kad reikia tikėti kažkokių Rusijos baisių eskalacijų iki naujo karo kitoj šalyje, kas yra visiškai nerealu ir Rusija nėra pajėgi, net mobilizavusis, nėra pajėgi kariauti karą prieš kitą šalį, ypatingai prieš šalį, kuri yra NATO bloko dalis ir kad ir kaip ten netikėtumėt kai kurie NATO karinių blokų, bet tai yra pats kiečiausias blokas pasaulyje ir Rusija nedrįs jo imti, ta prasme. Nes dar paskutinę mintį iš tikrųjų pasakysiu tame, kad ir kaip kas nors gali įsivaizduoti, kad europiečiai gali bijoti Rusijos, tai reikia suprasti, kad rusai taip pat vertina, nes jie negali rizikuoti, suvaidinti kokią nors, kaip buvo pasklidus žinia, netikros vėliavos operacija su nukritusiu malūnsparniu Lenkijoje ir vabiškai įsiveržti Lenkiją ir tikėtis, kad nieko nebus ir antiek rizikuoti, kad NATO, ta prasme, tu gali pabaksnuoti tą NATO su vienu kitu dronu įskridusi ir NATO tikrai dėl to nepradės karą.
Bet jeigu tu netyčia arba tyčia įsiverši jų teritoriją ir ten biški pašaudys, tai ar tu tikrai gali sau leisti rizikuoti ant tiek, nes kaip visi šneka, kad Rusija ir tas meškinas, kurį bada, tai iš Rusijos pusės reikia įsivaizduoti, kad NATO yra galybė, kurie irgi baksnoja ir jeigu jin pabus, tai tada Rusijai bus žiauriai blogai. Tai va, visas toks ir apibendrinimas būtų. O jeigu patiko visas šitas video, tai labai laukiu laiko. Kas padeda šitam kanalui, prisijunkit. Labai laukiu komentarų, nes iš tikrųjų įdomu sužinot, ką jūs manot apie tai, ką aš čia pasakoju. Ar jums įdomiau video su žemėlapio ir iki kitų temų. O kita tema iš tikrųjų bus, prieš pačią pabaigą pasakysiu, kita tema ir bus būtent apie tos visus netikrus ir juokingus scenarius, kaip rusai puola Lietuvą, kaip Gotlando salą, Lenkiją, kur čia viskas subliūkšta tie visi scenarijai, nes karts nuo karto tie scenarijai praslysta kažkaip mūsų žiniasklaida ir tada būna pasėjama panika, kad čia prasidės karas. Tai vat kitam video mes visas tas tokias juokingas, nejuokingas temos ir scenarius ir paliesim, o tam kartui iki.